Draugai, žodžiu, mes randamės Kaminam Loge. Čia nėra daug labai vairuotojų, visiškai nedaug vilkikų stovi šitoje aikštelėje. Čia nedidelė tokia aikštelė, kaip vienas lietuvis vairuotojas pasakė, čia premium aikštelė. Čia atvaro tik tai tam tikrus vairuotojus, kurie jau beveik buvo pravažiavę sieną ir dėl lietuvių, kurie į parą tik tai 40 vilkikų praleidžia, nesugebėjo pravažiuoti. Lietuvių vairuotojas pasakė, kad čia Lietuvos muitinė labai stabdo pravažiavimą, stabdė. O dabar apskritai nepraleidžia ir visi laukia čia va šitoje aikštelėje. Sutiko pakalbėti su mumis tik tai 2 lietuviai. Ta prasme, pakalbėti ne į kamerą netgi, pakalbėti tiesiog taip privačiai, nes į kamerą, sako, mes nenorim šnekėti, kadangi bus Lietuvoje problemų, o mes tų problemų nenorim. Ir taip dabar jiem reikės mokėti neaišku kokius pinigus už tai, kad jie stovi toje aikštelėje, ir taip jau bus išlaidos ir jų viršininkams. Čia vieno vairuotojo vilkikas jo buvo asmeniškas, tai būtent tam žmogui bus asmeniškai išlaidos, būtent dėl tos visos situacijos, kuris susidarė būtent ant šitos muitinės, dėl ko lietuviai uždarė muitinę ir dėl to susidarė krūva problemų. Krūva problemų bus visiems ir paprastiems žmonėms, ir įmonėms, ir verslui. Štai, draugai, mes atvažiavom į aikštelę, kurioje stovi vilkikai su priekabom. Čia ta pati saugoma aikštelė, už kurią greičiausiai, kaip mes visi žinome iš informacijos, iš internete, kuri yra, už kurią moka vairuotojai po 120 eurų į parą. Greičiausiai čia yra ta aikštelė, tai mes dabar eisim aiškintis, eisim kalbėti su vairuotojais, kokiose sąlygos jie čia gyvena, ką jie galvoja apie Lietuvos vyriausybės sprendimus. Štai pagaliau mes atvažiavome į Katlovką, sutikom lietuvių vairuotoją, kuris sutiko su mumis mielai pakalbėti, sveiki. Ir dabar tada ką reikėtų užduoti, turbūt kažkokius tokius paprastus klausimus. Kaip, sakykime, jums čia sąlygos šitoje aikštelėje, kaip jūs čia miegat, tualetas, dušas, dar kažkas pavalgyti, kiek laiko čia stovit? Artimiausias tualetas va. Dušą vakar prabėčiau, buvo vakar už dyką, šiandien Baltarusių sprendimų dušas 5 rubliai. Apmokestinat truputį, jo? Taip. Būtų viskas gerai, atidarė parduotuvę, bet biškį skriaudžia. Duona čia batas čia dabar 5,40, o kolonėliai 3 rubliai. Va. Žodžiu, kainuoja papildomai, o jūsų firmos savininkui už vilkiką reikia mokėti kažkiek tai į parą? Tai sakė, kad reikės už kiekvieną parą po 120. Sakė, bet kol kas neaišku dar, ne? Dar kai važiuosi, tada susimokėti reikia. Sakykime, situacija yra tokia, kad grynų pinigų dar turiu, bet šičia atsiskaitimai neįmat, prašo tik kortelės. Tai firma turės daryti pavedimą. Ir ta tikroji suma pasirodys tada, kai jis bus įstatyta sąskaita ir kurią reikės apmokėti. Va. Kiek jūs ilgai čia randatės jau? Būtent čia ar kiek laiko bandau išvažiuoti namo? Kiek laiko bandot namo išvažiuoti? Galim taip, jo. Tai namo bandau išvažiuoti nuo 29 spalio. Tai gana jau stovit kiek čia, pusę mėnesį beveik jau, ar ne? Jau šiandien 12, tai skaičiuokim, kad 2 savaitės. Taip, supratau. Namo. Supratau. Ir kokios perspektyvos? Gruodžio 1. Supratau. Gerai, daugmaž apie sąlygas supratom. Taip, dabar sakykit, kaip jūs vertinat va šitą Lietuvos, sakykime, valdžios va tokį žingsnį, čia prasidėjo liktai viskas kaip ir nuo balionų kažkokių, čia visi žmonės ir internete, ir vairuotojai, ir dar kažkas, visi nesupranta, prie ko čia tie balionai ir prie ko čia ta siena, kaip jūs galvojate? Kaip internete skaičiau, gaunasi taip, nusitiesim kelią, bet vis tiek skrendam lėktuvu. Va. Arba dėl to, kad jie skraido, prie ko čia keliai. Be abejo, kontrabanda yra kontrabanda, ten kažkas iš to visada uždirbdavo pinigų ir dabar uždirba, o dabar paėmė tos dalykus, surišo ir kažkaip tai uždraudė, kad kentėt turi dabar už tai vilkikų vairuotojai. Taip. Čia, kad jie sako, kad jie perspėjo, kad verslas turėjo vertinti, jie čia pasako jau 2 metai, kad jie čia toj uždarys tą Baltarusiją ir kada uždarys nieks nežino. Va. Vėlgi,
Su tom jų pagalbom niekaip nesupranta, kad Baltarusiai mus nukreipė prie sienos ir niekaip kitaip, kaip per Lietuvos sieną mes neišvažiuosim. Tai faktas tas, kol Lietuva neatidarys tų sienų, tol mes čia ir sėdėsim. Na, gali būti taip, kaip ir sako Baltarusijos prezidentas, jeigu čia labai ilgai tas viskas tęsis, tai galų gale gali tiesiog konfiskuotas, vilkikus tiesiog gali būti, nu, kiek jeigu čia mėnesiai stovės, nu, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad prieš konfiskuodamas jisai vis tiek pasiūlys susimokėti, kol jam mokės už tai, tol jis laikys. Bent jau aš taip daryčiau. Va. Laikinai, paskirtų laiką, kas 2 savaitės apsimokam ir toliau stovim, tada ar. Bet taip iš niekur jisai nenuspręs, kad va šiandien tą dieną, kada aš susirenku vilkikus. Taip nebusgi. Šiandien Linavoje buvo susirinkimas, kiek žinau, didžiulis ten ryte ir jie sprendė, sprendė, ką daryti apskritai šioje situacijoje. Ar kelius Lietuvoje uždarinėti, ar ten dar kažką daryti, ar į vyriausybę ten kažkaip kreiptis, nors ten turbūt be šansų jau ta vyriausybė ten vargu, ar ten kažką daro, toks jausmas visiems susidaro. Ar padės, sakykime, kelių uždarimas Lietuvoje įspręsti šią problemą, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad nereikia kelius uždarinėti, žmonės nekalti, uždarykit Seimą, kad jie visi ten sėdėtų ir neišeitų namo. Tada jie pajaus, kas tas yra, negrįžt namo. Va. Vientisai, aptverkit, uždarykit ir tegul jie ten pasėdi 2 savaitės. O sakykime, dabar, tegul sėdi 2 savaitės. Tegul sėdi 2 savaitės ar tą mėnesį, kol mes čia sėdim, jie tegul ten sėdi. Ir tada nuspręs, reikia žmonėms grįžti namo ar nereikia. Toks dalykas. O jūs finansiškai nuo to nenukentėsit pats kaip vairuotojas? Jums alga bus kaip ir anksčiau, ar jau kažkiek tai gali sumažėti už tai, kad buvo prastovas, nebuvo darbo jokio? Aš nežinau, iš tikrųjų su darbdaviu tas dalykas nebuvo aptartas, skambinausi, siūliausi lygtais grįžti namo, kaip čia Putinas žadėjo, bet man buvo pasakyta, lieki mašinai, tai vadinasi, aš kaip ir dirbu. Supratau. Tai matomai jūsų darbdavys įeina į tą Linavos asociaciją greičiausiai ir jisai turbūt tikisi, kad galbūt jie kažką įspręs. Tikėkime, kad jie kažką galbūt įspręs, nors čia, man tai tokių iliuzijų didelių, žinoma, nėra. Sakykime, jeigu dabar galėtumėt kreiptis į Baltarusijos prezidentą, ką jūs jam pasakytumėt? Baltarusijos prezidentą? Kad sakytų, paleiskit mus, išleiskit, mes čia uždaryti esam, kažką tokio. Paleiskit, išleiskit, tai gal geriau kreiptis į mūsų valdžią, kad apsigraibykit žmonės, ką daro, atidarykit tas sienas ir mus išleis. Taip. Vadinasi, logiškai, nereikia ten niekada daugiau kreiptis, reikia į saviškius tiesiog, taip? Baikit to žuokitis. Kentėsitgi patys. Patys kentėsim, nevažiuosim. Sakykim, verslas yra toks dalykas, jis žiūri, kur didesni pinigai. Dėl mobilumo paketo kiek iš jų? 20% mašinų, 15%. Dėl tokios važiavimosi valdžios dar 30% mašinų pabėgs iš tos Lietuvos. Taip, logistikagi Lietuvoje buvo kažkada tai geras pozicijas turėjo, lietuviai gana geras užiminėjo pozicijas logistikoje, o dabar tas nyksta viskas ir panašu, kad visas šitas gali verslą perimti kokie Lenkai, pavyzdžiui, jeigu Lenkai dabar atidarys 2 sienos, o pas mus bus viskas uždaryta, tai visas verslas pertekės ten, taip išeina, visi mokesčiai ten? Girdėjau, vaikšto toks požiūris, kad iš Lenkų fraktas į Baltarusius dabar, kai lietuviai nebevažiuoja, šoko beveik 2 kartus. Tai vadinasi, apsimoka labiau tada jau su Lenkais turėti reikalų. Taip. Iš tikrųjų, aš kaip supratau, kuo giliau Europą firma registruota, tuo geriau. Supratau. Kaip vairuotojas, ką dar galėtumėt pridurti, kaip kiti vairuotojai jaučiasi, ką jie kalba, paprasti žmonės vairuotojai? Čia tų lietuvių šiai minutėje nedaug. Žinau, kad yra pirmam parkinge, ten bendrau buvo lietuvių. Šitam nebedaug likę. Bet, kaip. Sėdim, laukiam ir tiek tikimės. Jau antrą dieną tikimės, kad Linava uždarys Seimą ir mus namo paleis. Žodžiu, kad Linava uždarys kelius greičiausiai, nes kitaip ten turbūt šansų jokių nėra tą Seimą išjudinti. Nes kitaip nieko nebus. Nes jeigu jų neprispaus, tai mes iki gruodžio mėnesio sėdėsim.
Va, gali būti, kad dar nuspręs, sakykime, gruodžio mėnesį, kad mes dar sankcijų neatleiksim ir lauksim kitų metų, žinant mūsų valdžią. Va. Jiegi visada teisūs. Žmonės aplinkui visi durni, o jie yra teisūs. O aš dėkoju mūsų drąsiam vairuotojui. Jums gerai, kuo greičiau grįžti namo ir kad kuo greičiau mūsų valdžiukė, tie Lietuvos administratoriai spręstų šią problemą. Jo. Gerai, dėkui. Dėkui. Mūsų kelionė atėjo į pabaigą. Mes šiandien nuvažiavom iš pradžių į Kamenį Log. Ten, kaip ir jau prieš tai video klipę sakiau, kad ten yra nedaug automobilių, nedaug vilkikų, kuriuos nuvarė nuo kelių, nuvarė nuo muitinės ir tos, kuriuos nuvarė nuo kelių, nuo muitinės, liepė visiems būti ten specialioje aikšteliai, kurioje reikia mokėti už vilkiką į parą 120 eurų. Bet ten nebuvo daug vilkikų, ten nebuvo daug lietuvių. Keletą sutikom lietuvių, bet labai gaila, jie pabijojo kalbėti į kamerą, bijo pasiekmių savo, bijo pasiekmių savo įmonių vadovams, kad paskui Lietuvoje, sakykime, ten pas juos, prieš juos nepanaudotų kažkokias tai sankcijas. Dabar atvykom į Katlovką. Katlovkoje čia gerokai daugiau automobilių, čia gerokai daugiau vairuotojų, bet kas įdomiausia, kad lietuvių čia visgi nėra daug, apskritai lietuvių nėra daug, šiaip vilkikai su lietuviškais numeriais, bet vairuotojai visgi daugumoje yra rusakalbiai, ten baltarusai, rusai, kazachai, žodžiu, lietuvių iš tikrųjų nedaug. Ir mums pasisekė labai stipriai, mes sutikome vieną drąsų lietuvį, kuris nepabijojo į kamerą pasakyti tą, ką jis galvoja. Žmogus gana mandagiai, gana tvarkingai sudėliojo viską kaip mato, tai paprastas Lietuvos žmogelis. Ir dabar kokia situacija gaunasi? Gaunasi situacija tokia, kad čia į Baltarusiją važiuoja smulkus ir vidutinio dydžio įmonės, vežėjai. Ir jie ten turi kas 10 vilkikų, kas ten dar gal mažiau, kas biški daugiau, žodžiu, vidutiniokai. Tai tos įmonės, jos ko gero, nukenties Lietuvoje, bent jau man taip atrodo, kad už jas valdžia neužsistos, jas tiesiog įmes į tą aukurą, į tą rusofobijos, į tą karo propagandos, į tą konfrontacijos aukurą, sudegins tos smulkius ir vidutinius verslininkus logistikos ir dėl jų niekas nepradės kažkokių tai rimtesnių veiksmų. Tai toks atėjo man supratimas, čia neformaliai pabendravus su dauguma vilkikų vairuotojų, kurie, kaip paprasti žmonės, be kameros išsakė tai, ką galvoja. Ir viso šito išvada šiandieninės mūsų kelionės man susidarė tokia, kad už smulkius, vidutinius niekas Lietuvos valdžia ir piršto nepajudins, leis joms bankrutuoti, leis joms išnykti ir tokiu būdu jie atidirbinės savo tuos pinigus karinius, tokiu būdu jie vykdys savo vadukų, savo, iš Atlanto galbūt, vykdys įsakymus. Nebereikalų užsienio reikalų ministras Budrys įsvažiavo į konsultacijas į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai aišku, grįš, gavęs kažkokius tai nurodymus ir manau ir galimai, kad jie nebus palankus Lietuvos žmonėms. Taip, kad šiandienos kelionę baigiame, nudžiuginti neturiu kuom ir visgi pagal tai, ką pamačiau šiandieną, man susidarė įspūdis, kad šita situacija tęsis ilgai ir dėja nieko gerų nesibaigs. Turime pradėti tikėti. Tikėti, kad galima gyventi kitaip. Jei tikite tuo, ko tikime mes, pradėkime.